Esu vardu Oksana, Visagine gyvenu nuo 4 metų, kai buvau dar visai maža. Atvykome čia su šeima, tėvas mano yra lietuvis, mama ukrainietė, jie apsivedė Odesoje, dėl to savo pavardę gavau, nors tėvas buvo su lietuviška pavardė, bet Odesoje nežinojo tų visų gramatikos taisyklių, dėl to mes su mama ir su sese gavome vienodas pavardės, kurios nerodė, kad mes esame ten vaikai arba ištekėjusi moteris, kaip paprastai būna įprasta pas mus čia Lietuvoje. Tai vat, gimiau aš Kėdainiuose, gyvenome iki 4 metų Anykščių rajone, tada atvažiavome čia, nes vyko didelės statybos, tėvas buvo dar tais metais statomo televizijos bokšto statybų viršininkas. Ir aš prisimenu, kai buvo tas pirmasis įspūdis, kai aš išgirdau 2 žodžius rusiškai ir aš nežinojau, ką jie reiškia. Tai buvo padjezd, laiptinė, ir snižok, tai sniego gniūžtė. Paskui aš, aišku, jau pramokau. Tai vat, mano pirmi prisiminimai yra susiję su didžiosiom statybom, viskas vyko čia šalia. Mes jau gyvename daugiabučiame, tačiau šalia buvo tokie mediniai namukai, vagonai, perdaryti gyvenamosius namus, ir daugelis mano draugų gyveno tokiomis sąlygomis, su šuliniais, su daugybė gyvūnų, tai yra kačiukai, šuniukai, žodžiu, visi, bet labai viskas buvo draugiška. Labai greitai augo tas miestas. Aš prisimenu, kad ėjau į vaikų darželį, grupės buvo pas mus po 30 vaikų, gal daugiau. Su kai kuriais iki šiol draugaunom, ir aš prisimenu, kaip mūsų vaikų darželio kambarys buvo taip sukonstruotas, kad buvo lovos įmontuotos į sienas. Tai kada ateidavo pietų miegas, tada reikėdavo mūsų auklės ir auklytės atidarydavo tas spintas ir automatiškai tos lovos gražiausiai nusileisdavo ant grindų su jau gatava patalynė. Tai čia aš taip dabar jau kaip suaugusios akimis suprantu, kad tai tada buvo toksai techninis know-how. Dabar aš mažai kur matau tokias opcijas, galima užsisakyti specialiai, bet ne vaikų darželiuose. Tada prisimenu baseino pamokas, mes kas savaitę eidavom baseiną, kiekvienas vaikų darželis yra iki šiol su veikiančiais baseinais. Tada prisimenu sporto aikšteles, kurios buvo visur tiesiog keliolikos minučių pėstute atstumu. Ir mes žaisdavom ir teniso korte, šalia visai buvo mūsų gyvenamojo namo, ir tiklinis, ir krepšinis. Dienos metu tai būdavo mes vaikai, o jau vakare tai būdavo mūsų tėvai, kurie irgi tais metais buvo dar jauni, ir irgi jiems reikėdavo ir pramogų, ir pabendrauti. Tai yra toksai architektūros istorikas Dmitrijus Zadorin, jis gyvena Baltarusijoje, ir vieną kartą jis papasakojo, kad paprastai Tarybų sąjungos laikais reikėdavo turėti apie 10 000 planuojamų gyventojų kažkur mieste, kad gautumėm leidimą vienam kokiam nors meno objektui. Tačiau mūsų miestas, kiek dabar mes žinome, pats buvo suplanuotas. Geriausiais metais čia gyveno apie 30 000 gyventojų, tačiau tų meno objektų ir mozaikų ir tokių meninių sprendinių yra daug daugiau. Taip pat visas miestas yra
persmelktas mažosiomis architektūros tokiomis formomis. Dažniausiai jos būna padarytos iš raudonų plytų ir viename iš veikalų aš skaičiau, kad tas toksai stilius, jis panašus į siuvinėjimą su raudonu raštu per liną. Ir žinokite, negalėčiau su tuo nesutikti. Šitas miestas turi savai taip vadinamai genius loci, kuris susideda iš tokių detalių kaip ir klombų sprendiniai, ir landšafto sprendiniai, ir tam tikras grafinis raštas, ir šviestuvai, kurie atitiko tą epochą, ir medžiagos, kurios buvo vientisai panaudotos per visą miestą. Tai būtų panašu į tokį, žinote, gražų drabužį, kuris būtų padarytas rankomis ir kurio visos detalės ir faktūra atitiktų tą visumos idėją, kur kiekvienas raštas, sakykime, ant rankovių, jis atitinka raštą ant to gražaus drabužio, pavyzdžiui, kalnieriaus sprendinio. I've told that I've met the person named Dmitry Zadorin. He is an expert in the history of architects. And he said that usually in the Soviet times they was needed to have about 10,000 citizens to have a permission to get some kind of art object. But in our case, we had about 30,000 citizens in the best times of this of INPP operation. But at the same time, we have a lot of such kind of objects and little architectural forms. So that's why this town was unique too. So I've mentioned genius loci, which means that there is a style and a spirit of the place consisting from those little architectural forms and those landscape design decisions and those lighting system decisions and the materials used and the lighting system used. It had its own style, and it could remind us some kind of luxury handmade clothes, which is absolutely created with the understandings that those details should be on the same, and the fabric was chosen and the form was chosen and those stitches were made with the understandings that this clothes should be should have its own style. Aš manau, kad ši problema dėl senėjančio gyventojų, tokio, sakykime, dėl gyventojų labiau garbaus amžiaus didesnio skaičiaus ir jaunimo, kaip čia pasakius, jaunimo stokos, tos energijos jaunosios ir jaunimo tos energijos stokos yra, tai ne tik tai Visagino, bet ir visos, ne tik tai ir Lietuvos, bet ir Europos problema dėl įvairių priežasčių. Ir aišku, ne viską mes galime įtakoti, nes mes suprantame, kad anksčiau ir šeimos būdavo gausesnės ir dabar ir renkasi poros turėti vaikus vėliau negu kaip anksčiau būdavo įprasta. Na, viskas teka sava vaga, kaip teka.
Tačiau aš manau, kad būtent mūsų miestas yra puikiai sukurtas kaip ir senjorams, taip ir jaunoms šeimoms auginti čia savo vaikus. Ir didžiausias galbūt klausimas būtų, tai tinkamai komunikuoti šitą žinią, tinkamai parodyti šitas galimybės, nes ta visa istorija su COVID virusu, kuri atsitiko prieš 2 metus, jinai labai pakeitė gyventojų, ne tik tai Visagino, bet ir šiaip žmonių požiūrį į gamtą, į poreikį būti biuruose labiau arba mažiau. Ir tos galimybės dabar pasikeitė. Dažniausiai, ne tiek dažniausiai, bet dažnai tu gali gauti tokią opciją, kad tu nebebūtum visą dieną biure, bet tu galėtum dirbti iš tos vietos, kuri yra tau komfortiškai. Tai vat šituo atžvilgiu Visaginas yra viena idealiausių vietų būti, gyventi, nes ši vieta yra apie gyvenimą, apie gamtą, apie saulę, apie energiją, apie tyro oro ir paukščių vyšnios kvapą. Tai tie, kurie čia atvyksta apsilankyti, dažniausiai čia lankosi vėl ir vėl. O dažnas ir kalba apie tai, kad ateityje rinktųsi tokią vietą, kaip vietą nuolat gyventi sau ir savo šeimai. I've told that I think that the problem about the youth and the oldest people balance is not only in Visaginas and in Lithuania. This is the problem of all the Europe now. And there are some reasons which we could not change, because we understand that those families are not so big right now, and the couples which are choosing to be together, they have their children later than it used to be earlier. Yes, in the earlier days. So, but what we know that this place is an ideal place for being, and for old ladies and gentlemen, and for the young couples with their children. And I think that the main problem now would be not the problem, but the task, to communicate on the proper manner this information about the opportunities which this town has. It's about safety, it's about the sun, it's about the fresh air, it's about the environment, it's about the opportunities for children to be safe in their playgrounds nearby the block. It's the opportunity to have classes in the pool in every kindergarten of this town. It's not so long distance to get into the shop or into the school. I've told that this town is about life. It's about the sun, it's about the youth, it's about the safety, it's about the green plants and the sip of the fresh air. Na, jeigu mes kalbėtumėm apie turizmą, tai aš manau, kad kiekviena šalis, kiekvienas miestas yra suinteresuotas turėti tokią galimybę papasakoti apie save ir parodyti savo pliusus ir savo pranašumus. Ar kitas klausimas, ar infrastruktūra yra pasiruošusi, tai tam, kad gauti čia
vietas pasivaikščioti, plaukti su valtimi, ilsėtis su vaikais ir važiuoti su dviračiais, nes visur yra suplanuoti jau projektuotojų, miesto projektuotojų, visur yra suplanuoti takai. Tai visa tai yra. Ir manau, kad ir patys gyventojai visada labai yra, kiek aš matau, yra geranoriški atvykstančių turistų atžvilgių ir džiaugiasi, kada mato, kad tai, kas patinka ir kas yra įvertinta vietos gyventojų, tampa įvertinta ir tų, kurie čia atvyksta pailsėti. I think that any town, city or country is interested in the tourism as itself. And if we would speak about the infrastructure we have, I was just thinking out loud, yes, people can have a possibility here to ride with the bicycles, to swim, to go somewhere on the lake by boat, to have a walk safety and calmly with their family, to get the food they need. So yes, I think that it is the right place for calm and nice tourism. When we speak about citizens, as I see that they like those people who could see such a beauty as people who live here see. And they always glad that somebody could share with them their opinion about this place made for people's comfort. Taip pat dar kaip į pabaigą, as a conclusion, yes, aš norėčiau pasakyti, kad kuo vyresnė aš tampu, tuo aš labiau suprantu, koks buvo didelis padarytas įdirbis projektuojant šitą miestą, kai specialistų, sociologų, inžinierių, architektų, apželdintojų ir kitų sričių specialistų komanda galvojo apie maksimumą tų galimybių, kurios galėtų būti čia įgyvendintos. Tai yra, visada buvo galvojama, o kas jeigu? Jeigu tai būtų mamytė su vežimėliu, su mažu vaiku, jeigu tai būtų studentas su dviračiu, jeigu tai būtų senjoras, kuriam reikėtų tiesiog išeiti ir pabūti ant suoliuko žalumos apsuptyje, jeigu tai būtų operatyvinis personalas atvykęs iš Ignalinos atominės elektrinės pamainos ir kuriam reikėtų tiesiog pailsėti po tos naktinės pamainos. Ir tas principas 7 minučių atstumas, tai buvo viena iš gražiausių ir puikiausiai iki šiol veikiančių idėjų. O idėja buvo tokia, kad žmogui gyvenančiam bet kur mieste užimtų vos maksimum 7 minutės, kad jis galėtų nusigauti iki artimiausio vaikų darželio, artimiausios mokyklos, artimiausios parduotuvės arba nueiti pasportuoti į viešai prieinamą sporto tokią projektinę erdvę. Vienintelis dalykas, kurio galėtų galbūt nepagalvoti praeito amžiaus specialistai, tai kad šiais laikais bus toksai didžiulis skaičius asmeninių automobilių. Tai vat, mums dabar yra didžiulis iššūkis, kaip būtų galima derinti tų automobilių augantį skaičių ir tą poreikį, kuris atsiranda, nes žmonės keliauja ir į Zarasus, ir į Vilnių, ir atkeliauja atgal.
ir kaip suderinti su visa ta pušų infrastruktūra, kuri buvo kruopščiai išsaugota statant šitą miestą, nes kaip mes žinome, pušys, jos turi labai pažeidžiamą prie paviršinės skeletinių šaknų sistemą. Ir tam, kad jų apsuptyje būtų galima nutiesti ne tik kelius, bet ir elektros, vandentiekio komunikacijas. Ir kad tos pušys išliktų gyvos, sveikos, gražios iki šiol, tai tikrai reikalavo labai daug žinių ir labai daug papildomų resursų. Ir žmonių resursų, ir tiesiog paties įdirbio. Nu ir aišku, techniškai reikėjo labai stipriai apie tai pagalvoti statant miestą. As older I'm becoming, I'm starting to understand how huge amount of knowledge it was needed to create such kind of a town, because the team of the experts of architecture, of engineering, of environment, and other experts, they should think about everything, and all those what ifs were included into this town. What if there would be a young lady with a little baby? What if there would be a student with a bicycle? What if there would be an old lady who would need to go somewhere to have a sit on a bench around the green plants? What if there would be some kind of Ignalina nuclear power plant personnel who came from the night shift and needed to get rest after that shift? So maybe the only one thing which could not be seen forward into the other century is a number of cars increased. And now we have a big question how to compare, not to compare, but how to compose that new new scenario into the place we already have, because those pine trees we see, they have very sensitive underneath root system, and in order to construct such kind of the city, it was needed to have a lot of knowledge how to save those pine trees. And the result, as we see, that all those trees are healthy, are green, and in the well-being, we just can't imagine how much resources it was needed to provide all the electricity and water pipes and the other systems for the construction, not only the roads but also the buildings, and at the same time to save those trees in the well-being.